Sveiki! Šiandien pasimokysime rašyti formulės. Jeigu aš noriu įterpti formulę, kada rašau kažkokį tai tekstą, einu į auselę įterpimas ir auselėje įterpimas beveik pačiame gale matau mygtuką lygtis. Tiesiog neatsidarau to mygtuko, bet paspaudžiu patį mygtuką. Ir jeigu atkreipėte dėmesį, mano viršutinis meniu visiškai pasikeitė. Pažiūrėkime į viršutinį meniu. Štai čia matome įvairias lyg ir formulės, kurių apačioje yra trikampiukai, tai reiškia, kad mes atsidarome papildomus meniu ir matome būtent įvairiausius formatus formulių. Štai pakėlimo laipsnių arba apatiniam arba viršutiniam indekse rašymą, šaknies traukimą, integralus įvairiausius. Gali būti įvairūs skliaustai, įvairios trigonometrinės funkcijos, žodžiu, daug įvairiausių dalykų. Taip pat mes štai čia labai didelę dalį užima įvairiausi operatoriai. Pagrindiniai matematiniai simboliai, kada mes atsidarome, tai būtent mums parodo pagrindinius dažniausiai naudojamus simbolius. Bet kartais būna, kad tarkim, man nėra tam tikro simbolio, kurio aš ieškau. Štai čia vėlgi matote, yra trikampiukas, atsidarome ir matom. Pagrindiniai matematiniai simboliai. Galbūt mums reikia papildomų kažkokių tai graikiškų raidžių. Štai, galime atsidaryti ir rasti jas. Galbūt mums reikia kažkokių specialių rodiklėlių, kurias galime panaudoti formulės. Štai, galime paieškoti ir rodiklių. Galbūt mums reikalinga geometrijai, tarkim, parodyti lygiagrečios tiesės arba statiniai, arba statusis kampas. Štai čia būtent mes galime rinktis, aš grįžtu prie pagrindinių matematinių simbolių, būtent galime rinktis ir keisti štai šitą iškrentamąjį meniu. Na dabar pati paprasčiausia formulė. Kada mes atsidarome formulių štai šitą meniu, pas mus rašymo lape atsiranda toks laukelis, kur sako mums, kad įveskite štai čia kažkokią lygtį, kokią mes norime. Ir tarkim, aš dabar noriu pradėti nuo paprasčiausios trupmenos rašymo. Atsidarau trupmeną. Trupmena mano gali būti turėti skaitiklį. Skaitiklyje aš galiu parašyti, sakykime, dvejetą, vardiklyje norėčiau galbūt parašyti kokią nors šaknį. Tai tiesiog einu, kur yra šaknis. Matot, aš stoviu, dabar su pelytė atsistojau, jis yra toksai pamėlynavęs, aktyvus. Einu, kur šaknis. Štai čia, tarkim, norėsiu kokios nors kelinto laipsnio šaknies. Spaudžiu štai šitą pasirinkimą. Dabar žiūrėkime, štai čia matot, su pelytė bakstelėjau. Rašau 5 laipsnio ir apačioje rašau šaknis, na, sakykime, galiu parašyti iš kokių 86. Na va, dabar parašiau šitokią trupmeną, su pelyte baksteliu per vidurį. Matot, kad mano kursorius per vidurį stovėtų. Ir čia galiu paspausti lygų. Dabar sugalvoju, kad man reikia kažkokios galbūt ypatingos, sakykime, lygties. Tai todėl parašau, tarkim, indeksą, kokį nors indeksą. Tiesiog kuriu. Štai šitoj vietoj parašykime galbūt trupmeną kokią nors. Štai trupmenos skaitiklyje padarykime, na, sakykime, galiu skliausteliuose parašyti kokį, tarkim, na, galbūt x, pridėti kokį y, tai gal būna y, aš dabar parinkau klaviatūrą, raidės galima rinkti klaviatūrą, pats indeksiukas pakelkime, pavyzdžiui, kokią nors šaknimi, tai 8 laipsnio kokią nors, ir čia, tarkim, aš vėl paimsiu kokią nors, x koks nors, pakeltą y. Apačioje galiu dar sugalvoti, kad man dar apačioje mano vardiklyje yra dar viena trupmena, kurios, sakykime,
skaitiklis yra vėlgi kokia nors 7 pakelta fiksuoju, o vardiklyje tegul būna paprasčiausia kokia nors šaknis iš 72. Štai, dabar žiūrėkite, rašiau aš formulę, paksteliu į tuščią vietą, matot, mano tas meniu viršutinis dingo ir aš turiu parašytą formulę. Jeigu noriu šitą formulę tvarkyti, vėl baksteliu į ją, einu į auselę dizainas ir auselėje dizainas, vėl galiu viską tvarkyti. Tai jeigu atidžiai žiūrėjote, turėjote suprasti, kad norint parašyti sudėtingą formulę, mes lipdome vieną, kaip štai čia vieną, tarkim, kažkokį tai pasirinktą formulės gabalą ant kito gabalo. Ir taip susilipdo visa formulė. Tai toks yra paprastas formulių rašymo mechanizmas. Manau, kad kada yra sudėtingos formulės, jau čia atsiranda savotiška kūryba ir truputėlį reikia pagalvoti, ką, ant ko ir kaip sulipdyti, bet galbūt jums didelių sunkumų nesukels mano duota užduotis. Taigi, sėkmės darant užduotį.